Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir jeigu jums ši pasaulio generacija atrodo normali, tai prisisėkit saugos diržus, nes tuoj pamatysit, kas bus. Mes bandysim įsirašyti tikrojo pasaulio žemėlapį į mūsų Minecraft serverį, kad galėtume žaisti su draugais, aplankyti, nežinau, Afriką, Australiją, galbūt net ir visą Everesto kalną, arba tiesiog įsikurti ten, kur mes gyvename realiai Lietuvoje, nes ji taip pat čia yra. Tad nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jeigu jau mane žiūri, o ypač jei dar ir ne pirmą kartą, ir mano pamokos tau patinka, paspausk mygtuką patinka, paspausk mygtuką prenumeruoti ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai šiai pamokai mums reikės FTP programos, aš naudosiu WinSCP, tuomet reikės tokio downloaderio, bet iš esmės jis nėra būtinas, tai netrukus viską papasakosiu ir žinoma mūsų naršyklis. Tai pirmiausiai atsidarome naršyklę ir keliaujame būtent iš tai tokią nuorodą ir iš čia mes atsisiųsime savo realaus pasaulio žemėlapį. Tai kai jau esame šitoje nuorodoje, keliaujame prie Maps ir pasirenkame kokį norime žemėlapį pagal mūsų žaidimo tipą. Tai kadangi pas mus Redfox Cloud yra Java ir yra Bedrockas, aš noriu žaisti Java, tai spaudžiu Java Downloads ir kai atsidursime štai tokiam lange Java Downloads, pavažiavus šiek tiek žemyn, matysime mastelį. Tai vienetas čia reprezentuoja vieną Minecrafto bloką, o kas yra po dvitaškio reprezentuoja kilometrus realaus pasaulio. Tai pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtume šitą, tai vienas Minecrafto blokas yra lygus 500 km. O štai čia vienas blokas yra lygus 18 000 realaus pasaulio kilometrų. Tai tikrai nerekomenduoju siųstis būtent šito, nes čia yra netgi 21 dalis ir užima labai daug vietos, kuri labai stipriai apkraus jūsų kompiuterį. Tai rekomenduočiau turbūt ko gero siųstis štai šitą, tai čia šiek tiek yra paprasčiau, šiek tiek lengviau, arba galite netgi siųstis dar, sakykim, kažkokį tais, didesnį jau tą visą mastelį, kad būtų šiek tiek pasaulis mažesnis. Tai kai išsirinksite savo norimą mastelį, kaip matote, čia yra versijos, o štai čia yra pagrindinis pasirinkimas, tai OSM Vegetation. Tai kitaip tariant, arba jeigu jūs pasirenkate No, tai bus paprasti visi pasaulio biomai, nežinau, kažkur vidury dykumos bus koksai džiunglių medis, o jeigu pasirinksit būtent su OSM Vegetation, tai bus viskas šiek tiek realiau ir, kažkokių tais medžių ar tokių netikslių dalykų jūs, vidury dykumos nerasite. Tai jeigu pasirinkote mastelį, kuris telpa į vieną nuorodą, tai tiesiog pasirenkame, ko mes norime, spaudžiame tą nuorodą ir mus atidarys ir įleis į štai tokį kažkokį tais baisų puslapį, kuris bus prikrautas visokių reklamų ir panašiai. Tai čia neįsigąskite, tiesiog viršuj turėtų būti mygtukas skip, paspauskite jį. Ir čia taip pat gali vėl daugiau primesti reklamų, galime tiesiog spausti taip ir spausti štai čia, download. Paspaudžiam download ir mūsų siuntimas prasidėjo, belieka tik palaukti. Na, o jei nusprendėte atsisiųsti pasaulį, kuris netelpa į vieną nuorodą ir yra labai daug nuorodų, tam, kad kiekvienos nuorodos nereiktų spausti ir atskirai siųstis, mums reikia kažkokios atsisiuntimo priemonės, kad viskas būtų vienoje vietoje. Tai aš naudoju JDownloader, tai jį galite atsisiųsti ateidami būtent į šitą nuorodą. Tai šioje nuorodoje jūs matysite daug teksto, tai tiesiog spauskite Download Here, tuomet pasirinkite savo operacinę sistemą, aš naudoju Windows ir atsisiųsiu naujausią šito instalerio versiją. Kai instaliavimo failas atsisiuntė, tiesiog paspausiu ant jo ir man turėtų išmesti įrašymo priemonę. Ir jau kai matote, kad čia yra būtent downloaderio įrašymo visa šita priemonė, tai galima paspausti Next, pasirinkti vietą, kur nori būti įrašyta, vėl paspausti Next ir, žodžiu, viskas bus įrašyta labai paprastai.
Tačiau atsargiai neapsigaukit, kartais būna, kad siūlo dar įvairių visokių programų, tai jas tiesiog atšaukit arba kitaip jūsų kompiuteris prisipildys visokių antivirusinių ir panašiai, kurių jums tikrai visiškai nereikia. Tai kadangi aš jau esu įsirašęs, next čia nebespaudžiu, aš paspaudžiu cancel, man nebereikia, aš turiu. Ir štai čia atsiras būtent tokia programa. Tai kaip matote, aš atsisiunčiau 1:750, tai man užėmė 42 GB, jeigu neklystu 1:500 yra 90 GB, tai sius tikrai labai ilgai ir labai stipriai užkiš jūsų kompiuterį. Tai kaip visas šitas dalykas veikia, tai tiesiog keliaujam į Google, keliaujam į savo šitą ERF žemės žemėlapį ir pasirinkdami nukopijuojame visas šitas nuorodas, tai tą galite padaryti su Ctrl+C ir kaip matote jau pas mane išlindo, o jeigu neišlindo, tai keliaujat į va šitą link bringer ir galit paspausti dešinį, add new links, štai čia išlys visos jūsų nuorodos ir paspausti continue. Čia kažkas išlindo, jums turėtų taip neišlysti, jeigu išlindo atšaukit ir kaip matot atsiras, tai vat čia yra jūsų va šitie visi linkai, visos nuorodos. Tai pas mane čia dar yra iš seno likę, nu tai va tarkim. Ir tada ką padarom, tai tiesiog paspaudžiam dešinį ir start downloads. Tada jau download skiltyje jums pradės visas tas siuntimas ir susiūs visą žemėlapį bei išskleis, kad nereiktų to daryti pačiam. Grįžtu atgal vėl prie mastelio, kur vienas blokas atitinka didžiulę krūvą realių žemės kilometrų. Tai jeigu tiesiog atsisiuntite per vieną nuorodą, jums turėtų ateiti štai toksai suglaustas failas. Tai ką tiesiog padarom, spaudžiam dešinį ir čia turėtų būti išskleisti visus arba extract all. Tai paspaudžiam išskleisti ir po šiek tiek laiko mums atsiras būtent štai toks visas žemėlapis, kur jau galėsime dirbti. Šitą galima seną užzipintą, užskleistą pasakysiu, galima pašalinti, mums jo nebereiks, mes jau turim išskleistą failą štai čia. Gerai, tai kai jau turim išskleistą failą ir viskas pas mus yra paruošta, vėl keliaujame į naršyklę, keliaujame į savo valdymo pultą ir į instaliacijas, kad užtikrinti, jog turime tikrai reikalingą versiją. Aš spaudžiu originalios versijos, mano žemėlapis yra 1.19.3, pasirenku, paspaudžiu pilnai perrašyti serverį ir įrašyti. Kai jau pilnai įsirašė mūsų serverio instaliacija ir tikrai sutampa visa serverio versija, mums reikia keliauti į FTP programą. Aš jau pilnai prisijungiau, jeigu jūs nežinote, kaip prisijungti prie savo serverio failų, tai rekomenduoju pažiūrėti pamoką, kaip naudotis WinSCP programa. Tai kai jau matau visus savo serverio failus, ką aš padarau, tai tiesiog pasiimu ir į savo serverį susikeliu visus tuos žemėlapio failus. Tai teks palaukti, nes aš kažkodėl nusprendžiau labai didelį failą, didelį žemėlapį įdėti, tai susimatysim po to, kai man viskas sukels. Gerai, tai palei laiką nuo kada paskutinį kartą video įrašas nusikirpo ir koks yra dabar, turbūt galite suprasti, kad man dingo elektra. Ir šitą visą didžiulį pasaulį aš turėjau kelti gal kokias 2-3 valandas. Gerai, tai kai mes jau turim įsikėlę savo pasaulį, tai va kaip matot ERF, šitas šakarmakar visas, ir čia kaip matot yra region settings ir taip toliau. Tai ką mums dabar reikia padaryti, tai keliauti į pasaulius, surasti šitą world failą su visais šitais, na jau sukurtais pačio serverio failais ir jį tiesiog ištrinti. Tada šitą failą, jau ERF visą failą, perkelti į failą pasauliai ir atsidarius čia pervadinti į world. Spaudžiam enter, tada grįžtam į savo valdymo pultą ir pabandom įjungti serverį
Ir dieve tu mano, aš labai prašau, kad viskas veiktų ir kad viskas būtų gerai, nes jeigu neveiks, tai aš tikrai nebeaukosiu tiek savo laiko. Ok, panašu, kad serveris pasijungė. Gerai, bandom pasijungti, pažiūrėsim ar veikia. Gerai, tai kaip matot, aš jau esu savo žaidime, 1.19.3 versiją, spaudžiu multiplayer, spaudžiu jungtis į serverį ir dieve tu mano prašau, kad viskas veiktų. Gerai, aš atsiradau po vandeniu. Ir tai, kad atsiradau po vandeniu, ko gero kažką tais reiškia. Tai jeigu aš dabar nežinau kodėl aš atsiradau po vandeniu visų pirma, bet jeigu aš pabandysiu nukeliauti į šiaurę. Ok. Žinokit, panašu, kad veikia, nes aš tikrai nemanau, kad Minecraftas galėtų būtent va taip, va. Bet jo, kaip matot, pasaulis tikrai įsikėlė, nes kiek žinau, tai va šitos va visos akmeninės sienos yra šalių, realios šalių sienos. Tai palei visą šitą vaizdą, palei visą šitą vaizdyną spėju, kad aš esu kažkur tais Afrikoj. Gerai, palei šituos kalnus, kurie čia yra susidarę, ir taip jie yra tikrai iš akmens, palei šituos visus kalnus aš norėčiau spėti, kad aš esu kažkur Evereste galbūt, gal čia Everestas, kažkoks tikrai nežmoniškai aukštas kalnynas. O taip pat svarbu paminėti, kad ir kiekvienas žemėlapis ateina su savo realia nuotrauka, tai galima atsidaryti ir žvilgtelti šiek tiek giliau. Nežinau, kodėl taip nedetalu atrodo, nes praeitą kartą, kai atsidariau, tai šita nuotrauka buvo žiauriai detali. Galbūt dar tiesiog mano kompiuteris nespėja visko užkrauti. Taip, mano kompiuteris išties nespėja visko užkrauti. Tai palei visą vaizdelį, kurį aš mačiau, aš galimai kažkur buvau arba čia gal kažkokie kalnai. O dabar įsivaizduokit, kaip viskas kietai būtų, jeigu visą šitą dalyką mes dar galėtume apjungti su Dynmap, ar kaip ten tas pluginas vadinasi, kur, žodžiu, galima gyvai matyti, kur yra tavo žaidėjas, kur yra kiti žaidėjai ir kartu turėtų tokį jau in-game žaidime esantį žemėlapį. Tai štai šitaip yra nelengva išties, jeigu jūs pasirinksite tokį didelį pasaulį ir tokį mastelį kaip aš, arba paprasta, jeigu pasirinksite mažesnį, yra įsirašyti ir žaisti su draugais realų pasaulį Minecraft'e. Tai jeigu jums ši pamoka patiko, būtinai paspausite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą, na, su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!